4 skyrius. Savivaldybės taryba. 14 straipsnis. Savivaldybės tarybos įgaliojimo pradžia. Savivaldybės tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti savivaldybės tarybos nariai ir baigėsi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti savivaldybės tarybos nariai. Jeigu savivaldybės tarybos rinkimų rezultatai pripažįstami negaliojančiais, ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimai tęsiasi iki savivaldybės tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius savivaldybės tarybos rinkimus pirmojo posėdžio arba iki tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo. Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka. 15 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija. Savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Reglamentų tvirtinimas. Reglamente be kitų klausimų turi būti nustatytos pagrindinės bendravimas su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais. Sprendimo dėl savivaldybės tarybos nario mero įgaliojimo netekimo šio įstatymo 13 straipsnėje nustatytais pagrindais ir tvarka priėmimas, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas. Savivaldybės tarybos narių siuntimo į komandiruotes tvarkos aprašų tvirtinimas. Šiame tvarkos apraše turi būti nustatyta, kas turi įgaliojimus priimti sprendimus dėl savivaldybės tarybos narių komandiruočių, ataskaitų už tarnybinės komandiruotės teikimo tvarką, kiti komandiruočių klausimai. Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės tarybos organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose nustatytų kitų komisijų sudarimas, jų nuostatų tvirtinimas. Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų skirimas, išskyrus šiame įstatymą nustatytas išimtis. Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas. Sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas, skatinimo ir apdovanojimo, priemokų, tarnybinių nuobaudų skirimo, nušalinimo ir atleidimo iš pareigų priėmimas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir sprendimo dėl jo priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas. Ne mažiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių balsų daugumą nepasitikėjimo vicemeru ar savivaldybės administracijos direktoriumi pareiškimas. Teikimą dėl nepasitikėjimo turi pasirašyti ne mažiau kaip 1/3 visų savivaldybės tarybos narių. Savivaldybės biudžetinių įstaigų nuostatų tvirtinimas mero teikimu. Sprendimų dėl mero politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero teikimu. Sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskirimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo priėmimas. Savivaldybės biudžeto ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas. Sprendimų dėl papildomų ir biudžeto planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstimo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarimo ir naudojimo priėmimas, reglamento nustatyta tvarka įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Sprendimų teikti mokesčių rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto lėšomis, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų ar jų dalies kompensavimo, tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto lėšomis priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skirimo naujas darbo vietas teigiančioms
visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas, atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta. Pasiūlymų dėl savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų struktūrinių padalinių veiklos gerinimo teikimas šioms institucijoms, prireikus šių struktūrinių padalinių vadovų išklausimas reglamento nustatyta tvarka. Sprendimų dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybės valdomų įmonių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, atskirimo, likvidavimo ir dėl dalyvavimo steigiant viešuosius ir privačius juridinius asmenys priėmimas, taip pat juridinių asmenų, kurių dalyviai yra savivaldybė, priežiūra. Sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas, savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašų tvirtinimas, šiame sąraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo, savivaldybei nuosavybės teisę priklausančio turto savininko funkcijų įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka, sprendimų dėl savivaldybės patikėjimo teisę perduotos valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ją, išskyrus šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 29 punkte nurodytus sutikimus ir sprendimus ir sprendimų dėl sutikimo perimti kitą valstybės turtą savivaldybės nuosavybėm priėmimas. Sprendimų dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų finansinės nuomos, kitų įsipareigojimų skolos dokumentų sutartis ir garantijų teikimo, už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos ir kitų įsipareigojimų skolos dokumentų sutartis priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinėme įstatyme numatytų ir Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatytų limitų, jeigu tokie limitai nustatomi, ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą. Įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas, gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, priimamas galutiniams viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projektų sąlygų, sprendimų dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarimo, statybos pirkimo ir kitų tvarkos būsto suteikimo, tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimas, kitų sprendimų numatytų paramos būstui įsigyti ar išnuomoti įstatyme priėmimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka, savivaldybės saugomų teritorijų steigimas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymų nustatyta tvarka, savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas, sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietovės, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas, teikimas vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus. Savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų, strateginių triukšmo žemėlapių,
aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriuose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, triukšmo prevencijos zonų ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas, mero funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra. Taisyklių, už kurių pažeidimus atsiranda administracinė atsakomybė ir kitų taisyklių tvirtinimas, kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikimas, atlygintinas viešasias paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai teikiamas šilumos, karšto vandens kainų nustatymas, tvirtinimas, įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų, įmokų ir mokesčių tarifų nustatymas, įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skirimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui, globėjui, rūpintojui už vaiko globą, rūpybą, dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas. Biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas. Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų sektorių plėtros programų tvirtinimas, ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausimas ir sprendimų dėl jų priėmimas, strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašų tvirtinimas, sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas, savivaldybės tarybos narių delegavimas į regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka, vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas, siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos aprašų tvirtinimas, teisės nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti savivaldybės, jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės garbės piliečio vardą, gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstimo, sugrupavimo į seniūnaitijas tvirtinimas. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija. Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, viešuojų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, kolegialių organų sudarimas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė vidaus kontrolės tvarkos nustatymas, savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių metinių pranešimų ir veiklos ataskaitų tvirtinimas, sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas, savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai. Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri merą ir kitus subjektus tiesiogiai įgyvendinančius valstybinės perduotas savivaldybėms funkcijas.
Išimtiniai savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai. Konkrečius įgaliojimus nustatytus šio įstatymo 3 dalyje savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti merui. Jeigu meras dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto negali vykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytų ir savivaldybės tarybos jam perduotų įgaliojimų, šios įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba. 16 straipsnis. Savivaldybės tarybos veiklos formos. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami. Savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama savivaldybės tarybos komitetuose, komisijose, savivaldybės kolegijoje, savivaldybės tarybos narių frakcijose, grupėse ir mišrioje grupėje, taip pat tarybos nariams priimant savivaldybės nuolatinius gyventojus reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos darbo tvarka nustatoma šiame įstatyme ir reglamente. 17 straipsnis. Savivaldybės tarybos posėdžiai. Savivaldybės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų savivaldybės tarybos narių. Pirmąjį išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendoriniams dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsnių, o jeigu savivaldybės tarybos rinkimai vyko įsteigtoje naujoje savivaldybėje arba savivaldybėje, kurios teritorijoje buvo įvestas tiesioginis valdymas, ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 14 straipsnėje numatytų atveju, ne vėliau kaip per 2 savaitės po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbė savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šio straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos, suėjus nustatytam terminui savivaldybės tarybos posėdį ne vėliau kaip per 5 kalendorinės dienas šaukia vyriausioji rinkimų komisija. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtas vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžiams iki prisiekę išrinkti tarybos nariai ir meras pirmininkauja šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti asmenys. Prisiekus tarybos nariams ir merui, toliau posėdžiui pirmininkauja meras. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje prisiekę tarybos nariai, prisiekę meras, gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantis savivaldybės institucijų ir savivaldybės tarybos sudaromų komitetų komisijų veiklą. Jeigu pirmajame savivaldybės tarybos posėdėje meras neprisiekia, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdėje posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į savivaldybės tarybos narių frakcijas ar grupes, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarimo. Per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai. Kitus savivaldybės tarybos posėdžius prireikus nerečiau kaip kas 3 mėnesiai šaukia meras,
o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys privalo sušaukti savivaldybės tarybos posėdį. Jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 savivaldybės tarybos narių, ne vėliau kaip per 2 savaitės nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys savivaldybės tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui reglamento nustatyta tvarka pateikia meras, komitetai, komisijos tarybos nariai, frakcijos, grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivienyje savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kolegija, opozicijos lyderis, savivaldybės kontrolierius. Su sprendimų projektais pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas šios straipsnio 25 dalyje numatytų atvejų. Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės projektą sudaro meras, jeigu sprendimo projektas yra užregistruotas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki savivaldybės tarybos posėdžio, tokius svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžių darbotvarkės projektą. Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės projektas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki savivaldybės tarybos posėdžio paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžių darbotvarkę, parengtas savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės projektas gali būti papildytas ar pakeistas savivaldybės tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos, grupės, mišrios grupės, savivaldybės kolegijos, opozicijos lyderio ar 1/3 dalyvaujančiųjų posėdyje tarybos narių siūlymų. Jeigu dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų, sprendimų, projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams susijusiems su vicemero, kontrolės komiteto ar šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams susijusiems su nepasitikėjimo vicemeru, savivaldybės administracijos direktoriumi, kontrolės komiteto ir šiame įstatyme nustatytos komisijos pirmininkų pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių atitinkančių vyriausybės patvirtintus kriterijus atvejais meras teikia savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlo priimti sprendimą skubos tvarka. Apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką svarstyti parengtus ir reglamento nustatytą tvarką įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams, seniūnui ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomenė, taip pat seniūnui ir
vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui, kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto klausimo. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdėje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų už gauta ir tiek pat, kiek prieš, taip pat, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus. Balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsavimas tęsiamas reglamento nustatyta tvarka. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai sprendžiamas savivaldybės tarybos nario mero įgaliojimų netekimo suėjus terminui ar nepasitikėjimo vicemeru savivaldybės administracijos direktoriumi klausimas. Slaptas balsavimas reglamento nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami kontrolės komiteto pirmininkas, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, etikos komisijos pirmininkas, antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo kontrolės komiteto pirmininku, kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojų, etikos komisijos pirmininku, antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos narys prieš pradedant savivaldybės tarybos posėdėje svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotų sprendimu, vadovaudamasi vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikštų nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba dėl sprendimo, dėl tarybos nario pareikštų nusišalinimo nepriėmimo balsuoja prieš pradėdama svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka. Jeigu reglamente nustatoma tarybos narių užduodamų klausimų ir pasisakymų trukmė, ji negali būti trumpesnė kaip pranešėjų svarstomam klausimui ir įregistruoto sprendimo projektui pateikti 3 minutės, tarybos nariui pateikti klausimą pranešėjui 2 minutės, pranešėjui atsakyti į klausimą 2 minutės, tarybos nariui pasisakyti dėl projekto 3 minutės. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdėje svarstomais klausimais. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri, posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdėje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu savivaldybės tarybos posėdėje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdėje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiame užduoti klausimų pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatytą tvarką. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdėje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu, realiu laiku, elektroninių ryšių priemonėmis. Nuotoliniu būdu vykstančiame savivaldybės tarybos posėdėje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis šių
visų šiame straipsnėje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas tarybos nario teisės. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus turi būti užtikrintas tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą, dėl kurio šis įstatymas nustato slaptą balsavimą, klausimo svarstymas vyksta nuotoliniu būdu, o sprendimo priėmimo klausimo svarstyme daroma pertrauka, kurios metu fiziškai vykdomas slaptas balsavimas. Įvykus slaptam balsavimui, klausimo svarstymas tęsiamas nuotoliniu būdu, priimant sprendimą pagal slapto balsavimo rezultatus. Kaip posėdyje svarstomas klausimas, kuriame yra valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar su asmens duomenimis ir privačiu gyvenimu susijęs klausimas, savivaldybės taryba juos nagrinėja uždarame posėdyje. Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja šio įstatymo 28 straipsnėje nustatyta teisė arba savivaldybės tarybos paskirtos tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, mero paskirtas savivaldybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Posėdžio protokolas savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldybės tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai, siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, yra vieši ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymų nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenuose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai neskelbiami viešai, kai tai gali atskleisti valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį, pažeisti fizinių asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir teisę į asmens duomenų apsaugą. Nerečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš savivaldybės tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu savivaldybės tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui, savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie savivaldybės tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Savivaldybės tarybos mažumos valanda trunka netrumpiau kaip 1 valandą. Pirmiausia, teisę užduoti iki 2 klausimų turi opozicijos lyderis, po to kiti savivaldybės tarybos mažumos atstovai. Savivaldybės tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu savivaldybės taryba nusprendžia kitaip, sudaroma galimybė savivaldybės tarybos daugumos atstovams užduoti klausimų. Tarybos nariams uždavus klausimus, skiriamas laikas tarybos narių pareiškimams. Kartą per pusę metų į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę savivaldybės tarybos mažuma. Į darbotvarkę privalomai įtraukiami ir svarstomi visi savivaldybės tarybos mažumos siūlomi klausimai, atitinkantis šiame straipsnėje nustatytus reikalavimus. Jeigu savivaldybės tarybos posėdis baigėsi anksčiau, negu apsvarstomi visi savivaldybės tarybos mažumos pateikti sprendimų projektai, neapsvarstyti savivaldybės tarybos mažumos projektai turi būti įtraukti į kito artimiausio savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkę.
nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus, o sprendimo nepriėmimas ar delsimas nedelsiant jį priimti lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomeniai ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės projektas gali būti sudaromas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais negu nustatyta šio straipsnio 12 dalyje terminais, o apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir reglamento nustatytą tvarką įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį negu šio straipsnio 14 dalyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios. 18 straipsnis – savivaldybės kolegija. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui iš mero, vicemerų, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų, etikos komisijos pirmininko, antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio meras sudaro savivaldybės kolegiją. Kolegijos darbo tvarka ir posėdžių organizavimo tvarka nustatoma reglamente. Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas, kurio posėdžiams pirmininkauja meras. Kolegija paprastai analizuoja savivaldybės teritorijoje esančius valstybės institucijų struktūrinių padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių struktūrinių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausimo. Svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo, numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Kiekvienais metais svarsto klausimus dėl mero politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo, susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui, svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir veiklos ataskaitas. Svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo, teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.